Labas rytas, gerbiami tarybos nariai, dalyviai, svečiai, transliacijos žiūrovai. Šiandien spalio 26 diena, 9 val. Ryto, pradedam eilinį tarybos posėdį. Tai kaip visada posėdį pradėsim nuo sveikinimų. Šiandien tai yra šį mėnesį šventė gimtadienį Ignas Jackevičius, tai linkim kuo geriausios kloties ir kviečiam ateiti, įteiksim gėlių. Ačiū. Tai pradedame tarybos posėdį. Pradėsime nuo registravimo. Prašau tarybos narius tada registruotis. Sauliau, jums sunku paspausti? Gerai, užsiregistravo 17 tarybos narių, informavo, kad nedalyvaus Egidijus Černius, Agnė Šerelienė ir Paulius Pranckūnas. Tai 17 tarybos narių užsiregistravę, dirbti galim, posėdis yra teisėtas. Tada pereisim prie darbotvarkės. Šio posėdžio darbotvarkėje yra pagrindinėje 34 klausimai. Siūlome išimti 20 klausimą, kadangi viešai įstaigai neleidžiama neatlygintinai perduoti viešosios įstaigos turtą nuosavybėn pagal pasitikėjimo ar panaudos sutartį viešosios įstaigos dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, išskyrus viešųjų įstaigų įstatymo 17 straipsnio 10 dalyje numatytą atvejį. Tačiau parengtas sprendimo projektas neįeina į išimtį. Tai yra siūlymas išimti 20 klausimą, paliekant 33 klausimus. Ar bus kažkokių kitų pasiūlymų dėl darbotvarkės, ar bendru sutarimu pritarėm dėl išėmimo? Galim išimti 20 klausimą iš darbotvarkės? Taip. Pritarėm bendru sutarimu? Taip. Dėl darbotvarkės turite kažkokių dar klausimų? Prašau, Eglė Blaževičienė. Labas rytas visiems. Noriu informuoti, kad nusišalinsiu nuo 11, 12 ir 28 klausimų, nes šias įstaigas lanko vaikai. Supratom. Galim pritarti bendru sutarimu? Pritarėm. Tai prašau, Audrius tada iš eilės, gal ir einam. Audrius įna? Airu. Gerai. Kalbėk. Supratau. Labas rytas, kolegos. Labas rytas, posėdžio pirmininkė. Noriu paskaityti pareiškimą. Tai Liberalų sąjūdžio frakcija Kupiškio rajono taryboje deklaruoja, kad tarybos nariai Žiliūnas Aukštikalnis ir Klaidas Miciūnas. Palaukit. Čia apie nusišalinimus einam kalbą. Gerai. Apie darbotvarkę. Jūs tik informuokite, Gerai, tai aš kad tada turit paskui. pareiškimą. Gerai. Jūs turit pareiškimą? Taip. Tai pareiškimą tada po darbotvarkės, gerai? Dar dėl darbotvarkės kažkas turit klausimų? Prašau. Gerbiamas merė, kolegos tarybos nariai, norėtumėm vietinio ūkio, infrastruktūros bei aplinkos apsaugos komiteto vardu siūlom išimti 15 klausimų. Ta prasme, kad jeigu dabar mes patvirtysim tą sudėtį, faktiškai po naujo mero rinkimų ir visos komandos matytumėm, kad tam, kaip sakyti, tai komisijai priklauso
vicemero poziciją pirmininkauti. Tai net ir gal Eugenijus daugiau pasakys šito klausimu. Ir 15 siūlo išimti, tai turėsim. Tai dar turit šito klausimu kažką Eugenijus pasakyti? Gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, gerbiami kupiškėnai stebintys šią transliaciją, posėdžio svečiai. Siūlome, mūsų ir frakcija siūlo irgi 15 klausimą išimti, kadangi komisija dėl nekilnojamo turto ar kitų nekilnojamo daiktų pripažinimo nereikalingų ir netinkamų naudoti komisijos sudarimą, manome, kad tikrai yra netikslinga, nes paprastai šiai komisijai vadovauja mero pavaduotojas, šiuo atveju vicemeras dabar pagal naują pavadinimą. Tai manau, kadangi yra išrinktasis meras prisieks lapkričio 9 dieną ir bus formuojama komanda ir manau, kad kitame tarybos posėdėje galėtumėm šią komisiją svarstyti šitą klausimą ir tuo pačiu patvirtinti ir nuostatus. Tai siūlau šiam pritarti šio klausimo išėmimui iš darbotvarkės. Dėkoju, ačiū. Ačiū. Ar galim tada pritarti bendru sutarimu, kad iš darbotvarkės išimam 20 ir 15 klausimą? 20 jau. Tai yra 20 jau išimėm, 15 klausimą bendru sutarimu, tada nereikėtų balsavimo. Ar pritarėt? Pritarėt? Pritarėt. Kažką Audrius Inapas dar... Labas rytas, nusišalinsiu nuo 28 ir 30, nes dirbu gimnazijoje. Prie nusišalinimo. Gerai, prie nusišalinimų. Dar dėl darbotvarkės, kas nors turit klausimų? Dėl darbotvarkės. Nusišalinimai po darbotvarkės. Dėl darbotvarkės klausimų nebėra? Tai reiškia. Tai 32. Dar pasakykite. Tai tada pagrindinėje darbotvarkėje lieka 32 klausimai. Ar galima pritarti bendru sutarimu darbotvarkėje? Pritariam. Ačiū. Dabar pradėsim nusišalinimus. Prašau. Yra gauti nusišalinimai tarybos nario Klaido Miciūno. Jis nusišalina nuo 30 klausimo, nes tai susijęs su darbotvarke, su darboviete. Galima pritarti bendru sutarimu. Toliau yra Zigmo Paulausko. Nusišalinimas taip pat nuo 30 klausimo susijęs su darboviete. Ar pritarėm bendru sutarimu? Toliau dar nusišalinimo yra? Yra. Prašau. Norėčiau nusišalinti nuo 28 ir 30 klausimų svarstymo, nes šeimos narys dirba gimnazijoje. Ačiū. Ar pritarėm bendru sutarimu? Pritarėm. Pareiškimas dar prieš dirbant. Gerai, prašom tada liberalų atstovas paskaityti pareiškimą. Na, bandysim iš antro karto paskaityti, tada jau gal kažkaip seksis geriau. Ačiū. Liberalų sąjūdžio frakcija Kupiškio rajono taryboje deklaruoja, kad tarybos nariai Žiliūnas Aukštikalnis ir Klaidas Miciūnas darbo taryboje tęsia susivieniję Liberalų sąjūdžio frakciją. Frakcijų seniūnas Žiliūnas Aukštikalnis, seniūno pavaduotojas Klaidas Miciūnas. Ačiū. Ačiū, pareiškimą tada perduosit mum. Viskas, pradedam. Gerai, nusišalinimų daugiau nebus, pareiškimų nebus, tada pradedam dirbti. Pirmas darbotvarkės klausimas. Pranešėjas Greta Urbonaitė, prašau. Labas rytas visiems. Teikiu sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarimo. Šis sprendimas reikalingas, kadangi 2023 m. birželio mėnesį baigėsi tarybos kadencija ir reikalinga sudaryti naują. Tarybos sudarys 6 nariai ir jie yra išrenkami 4 metams. Klausimų turite? Prašau. Neturit. Pasisakymų?
Prašau, Lina Kaušakienė. Labadiena, gerbiamas merė, kolegos tarybos nariai. Noriu informuoti, kad Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdyje buvo apsvarstyti savivaldybės tarybos posėdžiui pateikti projektai. 1, 2, 3, 4, 5, 29 ir 31. Ir visiems projektams pritarta komiteto posėdyje. Ačiū. Ačiū. Daugiau pasisakymų nebus. Kviečiu balsuoti. Ačiū. 17 balsavo už, sprendimas priimtas. Prašau, kitą sprendimo projektą pristatykit. Teikiu sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 dienos sprendimo numeris TS 157 dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Šiuo sprendimo projektu prašome pakeisti vieną tvarkos aprašo punktą dėl pasikeitusių teisės aktų. Sprendimai buvo priimami administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, o dėl pasikeitusių teisės aktų turi būti mero nustatyta tvarka. Ačiū. Klausimų turite? Pasisakymų? Eglė Blaževičienė, prašau. Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komitetas svarstė 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 30 ir 31 klausimus ir visiems buvo pritarta. Ačiū. Pasisakymų nebebus daugiau. Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Prašau, toliau. Teikiu sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 dienos sprendimo numeris TS 120 dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Šis sprendimo projektas taip pat susijęs dėl pasikeitusių teisės aktų. Prašoma pakeisti punktą, todėl kad administracijos direktorius įgaliotas asmuo priimdavo sprendimus, o dabar prašoma pakeisti į merą nustatytą tvarką, kad priimami sprendimai. Klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Toliau prašau. Teikiu sprendimo projektą dėl prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Kupiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Šis sprendimo projektas taip pat yra pateiktas dėl pasikeitusių teisės aktų, kadangi yra numatoma, kad prevencinės paslaugos gali būti inicijuojamos socialinių paslaugų įstaigų, kurios yra patvirtintos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Ačiū. Klausimų turit? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Ačiū. Ačiū. 5 klausimas dėl Kupiškio rajono savivaldybės sveikatos centro steigimo. Prašom, kviečiam poliklinikos direktorę Eloną Brinkaitę. Labadiena, gerbiamas merė, tarybos nariai, stebėtojai. Pristatysiu klausimą tarybai dėl sveikatos centro steigimo, funkcinių modelių. Šis sprendimas yra reikalingas. Kita skaidrė, prašau. Ne, atgal. Taip. Sprendimas yra reikalingas būtent dėl sveikatos sistemos reformos tęstinumo, vykdymo ir šiai reformai skirtų ES investicijų sveikatos priežiūrai įsisavinti. Tai kita skaidrė.
Kaip žinot, vyksta 6 sveikatos sistemos reformos ir viena iš sveikatos sistemos reformų, tai būtent 3 numeriu pažymėta yra asmens sveikatos priežiūros tinklo vystymo reforma. Šios reformos esminis tikslas yra būtent kokybiškų ir saugių visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, nepaisant jų gyvenamosios vietos, socialinės ar ekonominės padėties, paslaugų prieinamumo užtikrinimas, nežiūrint į geografinę, komunikacinę, organizacinę ar ekonominę situaciją. Kita skaidrė. Pagrindiniai teisės aktai ir pagrindinis teisės aktas, kuris reglamentuoja centro steigimo tvarką, būtent yra ministro patvirtintas tvarkos aprašas dėl sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašas. Remiantis šituo aprašu yra apibrėžtos savokos, būtent kas yra sveikatos centras. Tai sveikatos centras būtent yra savivaldybės sprendimu įkurtas asmens sveikatos priežiūros centras, kuris užtikrina sveikatos priežiūros paslaugų teikimą funkcinio ir ar struktūrinio bendradarbiavimo būdais. Sveikatos centro tikslas, kaip ir minėjau, būtent bendradarbiaujant sveikatos priežiūros įstaigoms užtikrinti savivaldybėje gyvenantiems pacientams prieinamas ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti jų tęstinumą, gerinti savivaldybės gyventojų sveikatos rodiklius. Kita skaidrė. Šita skaidrė demonstruoja būtent bendradarbiavimo modelių principų paremtą sveikatos centro veikimą, kadangi siūloma priimti sprendimą funkcinių modelių veikiantį sveikatos centrą Kupiškio rajono savivaldybėje. Funkcinis sveikatos centras būtent ir reiškia, kad centro veikloje dalyvaus visos Kupiškio rajone esančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pagal bendradarbiavimo sutartis. Ir savivaldybė sprendimą priima, kviesdama būtent visas asmens sveikatos priežiūros įstaigas teikti sutikimus, bendradarbiauti ir dalyvauti centro veikloj. Ir tada, kaip minėjau, visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos jungiasi pagal bendradarbiavimo principą. Struktūrinio modelio esmė yra ta, kad yra jungimosi principas ir tada jau iš kelių juridinių asmenų atsiranda vienas juridinis asmuo, tada turėtų būti vykdoma restruktūrizacija. Restruktūrizacija turėtų būti vykdoma ligoninės ir poliklinikos sujungimui į vieną juridinį asmenį. Toks esminis skirtumas, kadangi mes įvertinę gydymo įstaigų ir teikiamų paslaugų prieinamumą ir užtikrinamumą rajono gyventojams, nematom poreikio jungtis į vieną juridinį vienetą. Todėl sprendimas ir apklausus darbuotojus mūsų priimtas buvo rekomenduojamas tiesiog jungtis funkciniu modeliu. Tai kita skaidrė. Dabar kokios investicijos ateina, nežinau, kiek jūs ryškiai matote ar ne, bet čia yra visos Panevėžio regiono, visų savivaldybių pateiktos investicijos, kokios ateina. Tai pirmas stulpelis rodo, galima kitą skaidrę, bus truputį ryškiau. Tai pirmas stulpelis rodo pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, bazinė dalis, tai būtent šita dalis ateina į polikliniką, jeigu mes jungiamės funkciniu modeliu. Antras stulpelis yra, kada jungiamės į struktūrinį modelį poliklinikos dalis. Trečias stulpelis yra ligoninės dalis, kada funkcinių modelių. Atgal sugrįžkit. Ketvirtas stulpelis yra ligoninės dalis, kada jungiasi struktūrinių modelių. Ir dar į tą patį projektą įeina būtent psichiatrijos dienos stacionaro steigimas. Tai bendroj sumoj, jungiantis funkcinių modelių, investicijos būtų virš 800 000, būtent sveikatos priežiūros, infrastruktūros, kvalifikacijos ir priemonių įsigijimo skirtos lėšos. Kita skaidrė. Dabar kodėl kreipiamės į savivaldybę, nes savivaldybė kaip savininkė
sprendžia, ar steigti sveikatos centrą ar ne, ir taryba priima sprendimus. Tai tam, kad mes toliau galėtumėm vykdyti šį procesą, mums reikalingas tarybos sprendimas. Dabar koks procesas mūsų laukia? Kita skaidrė. Matot visus centro kūrimo žingsnius, tai mes iš tikrųjų dabar esame jau 4. žingsnyje, savivaldybės taryba inicijuoja kurti centrą šitoj stadijoje ir jeigu mes pasirenkame funkcinį modelį, tada yra terminai, turėtumėm vėl nustatytą tvarką kreiptis į visas gydymo įstaigas dėl bendradarbiavimo sutarčių. Kita skaidrė. Ir tada jau mūsų laukia kiti darbai ir kiti procesai. Per 14 dienų turim gauti atsakymus, kada gauname atsakymus, kurios gydymo įstaigos dalyvauja centro steigime, kviečiamas posėdis dėl bendradarbiavimo sutarčių, paslaugų teikimo, koordinacinės grupės nustatymo, posėdis yra protokoluojamas ir tada, kada jau turim paruoštas bendradarbiavimo sutartis, vėl turėtumėm kreiptis į tarybą dėl bendradarbiavimo sutarčių patvirtinimo ir tik patvirtinus bendradarbiavimo sutartis skaitysis centras įkurtas, nuo kurio mes galėsim tada pradėti veiklą. Tai prašom pritarti šitam sveikatos centro steigimui, jeigu turit klausimų. Prašau. Ačiū pranešėjai, prašom, klausimų turite. Pirmas Žilvinas, sako, buvo. Prašau, Žilvinas. Tai sakykite, to centro koks teisinis statusas? Jeigu mes kuriam funkcinių modelių, tai bus juridinis asmuo, atskiros įstaigos, tokios, kokios ir dabar jos yra. Tik tai tiek, kad visos įstaigos jos veiks pagal bendradarbiavimo sutartį. Jeigu tai būtų struktūrinis modelis, tai būtų atskiras juridinis vienetas, naujas juridinis vienetas. Ir tada, jeigu struktūrinis modelis, tada jau ir savivaldybėje atsiranda tas būtent... Aš šitą supratau, aš dabar klausiu, va dabar šiuo atveju funkcinis, koks statusas teisinis to centro, tai oras? Jis ne kaip oras, iš dalies tai atsiranda tada savivaldybės sveikatos centro terminas, nes visuose teisės aktuose atsiranda sveikatos centro terminas ir tada jau pagal, jeigu savivaldybėje veikia sveikatos centras, mes gaunam kitokias teisės įgaunam, mes tada galim kreiptis ir į ES investicijas dėl projektų, tada jau kitokios galimos sutartys ir su teritorinė ligonių kasa. Galim keisti, inicijuoti paslaugų spektrą. Tiesiog atsiranda sveikatos centro statusas. Tik tai tiek, kad tas sveikatos centras, jisai veikia ne kaip vienas juridinis asmuo, bet jisai veikia atskirai. Kaip kiekvienas dabar veikia atskirai, bet bendradarbiavimo sutartim. Tai čia dar esminis klausimas yra koordinacinė grupė, nes realiai koordinacinė grupė jinai ir turėtų koordinuoti tų visų į centrą ateinančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą. Bet juridinis statusas tiesiog po centro vėliava veikiančios gydymo įstaigos. Prašau, Lina Uckuvienė. Norėčiau paklausti, ar planuojamas teikti psichikos dienos centras? Taip, jau yra pateiktas projektas. Saulius Dugnas. Nelabai supratau dėl teritorinės ligonių kasos. Tai jūs ir dabar kreipėtės, kaip jūs tas sveikatos centras kreipėtės? Sutartys yra sudaromos su juridiniu asmeniu, su jumis ir su ligoniu ir su, prašau. Tai dabar ir yra sudaromos sutartys su mumis. Bus ir sudaromos ir toliau taip pat. Kaip su mumis, kaip ir su, taip, kaip su atskirais juridiniais vienetais, bet įkūrus centrą, kaip ir minėjau, atsiranda naujas statusas sveikatos centras. Ir tada ligonių kasos, jos tiesiog turi kaip ir įgaliojimus sudaryti tam tikras sutartis su centru, kad centras galėtų teikti paslaugas tam tikras. Pavyzdžiui, mes ten sugalvosim, nežinau, papildomai teikti kardiologo paslaugas, poliklinika, pavyzdžiui, išsiims licenciją ir sudarys su ligonių kasa teikti kardiologo paslaugas. Nes jau su centru tada ligonių kasos galės pasidaryti. Šituo atveju mes negalim sudaryti sutartys. Ačiū. Eglė Blaževičienė turi klausimą. Aš norėčiau paklausti, kiek suprantu, atlyginimam šitų pinigų naudoti negalimės? Ne.
Žilvinas, prašau, antras Tai klausimas. jūs dabar pasakėt, kad ligonių kasos su centru galės sudaryti sutartį, su centru. Tai kas tą centrą atstovaus? Man Tai kyla centrai- baimė, tai kad jūs centrai ir įkursite atstovo- juridinį asmenį. Tai centrą ir atstovaus būtent priklausomai nuo pasirinkto modelio, šituo atveju mes kalbam apie funkcinį modelį, tai centrą ir atstovaus kiekviena gydymo įstaiga, tik taigi šitos visos įstaigos tarpusavyje bendradarbiaujant, dirbant, jos turės nusistatyti ir, sakysim, paslaugų spektrą. Ten viena gydymo įstaiga vienas paslaugas teikia, kita gydymo įstaiga teikia kitas paslaugas, bet jeigu, pavyzdžiui, atsiranda paslaugų tokių, kurių negali teikti nei viena, nei kita gydymo įstaiga, tai mes tada galim inicijuoti tą paslaugą, kurti, kad mes teiktumėm iš centro veikloje dalyvaujančių sveikatos priežiūros įstaigų arba tada sudaryti vėl bendradarbiavimo sutartį su aplinkinių savivaldybių gydymo įstaigom. Antras klausimas, Lina Uckuvienė, prašau. Tai kaip supratau, bus galima sudaryti sutartis, teikti antro lygio, dabar, kur galima teikti tik antram lygiai, kardiologinio, sakykime, paslaugas, galės teikti pirminis lygis, taip? Tai jeigu licenzijos yra, teritorinės ligonių kasos, jos pasirašytų tada sutartį su centru. Bet reikėtų gauti licenciją. Taip. Pirminiam asmens sveikatos priežiūros centrui reikėtų gauti licenciją. Ačiū. Dar klausimų yra? Pasisakymas bus ar klausimas? Pasisakė. Prašau. Ačiū labai už puikų pristatymą. Tikrai labai aiškiai išdėstėt visą klausimą. Tik tai vieną dalyką noriu pastebėti visiškai draugiškai, kad tas lėšas, kurias jūs rodėt lentelį, nereikia įsisavinti, bet efektyviai panaudoti. Ačiū už pastabą. Ačiū. Pasisakymą turi Eugenijus Cesevičius. Prašau. Gerbiamas merė, gerbiama direktorė, tikrai šiandieną vainikuoja 1,5 metų praktiškai darbą, kuris buvo daromas ir savivaldybės administracijos, taip pat įstaigų vadovų ir tikrai džiugu, kad prieėmė prie to sprendimo. Aš tik noriu pasakyti, kad tai nėra pats geriausias sprendimas ir mes žinome, dėl ko darome, dėl to, kad būtų, kaip sakė, būtų tos lėšos, kurios yra skiriamos iš ES fondų, būtų galima jas paimti ir panaudoti mūsų sveikatos sistemos stiprinimui. Aš noriu pasakyti, kad į savivaldybės vadovų ir įstaigų vadovų ministerija tikrai nelabai įsiklausė nuomonės. Ir žinau, kad per vieną pasitarimą, kada teko dalyvauti dar būnant mero pavaduotojų, sveikatos ministro pavaduotojai aiškiai pasakė, kad ministerija formuoja sveikatos politiką, o savivaldybė yra vykdytojas. Tai šiandieną esame to vykdymo mes iniciatoriai ir tą turėsime padaryti. Ir tie klausimai apie sveikatos centrą, jeigu mes jungiamės funkcinių pagrindų, jisai tas centras, jo statusas, va čia kaip klausė kolega Žilvinas, aš manau, mes neturime atsakymą. Ir manau, ir ministerija negali pasakyti. Šiaip įmonės lieka 2 turinčios juridinio statusą, o kas tas sveikatos centras, jisai taip ir lieka klaustukas. Aš manau, kad tikrai čia turėtų dar, matyti, gal ir keistis, ir teisės aktai keistis, ir turėtų būti sukonkretinta, ir aiškumas turėtų būti žymiai didesnis, ir ką gali tas sveikatos centras, ką gali tada sveikatos priežiūros įstaigos ir taip toliau. Manome, kad, aišku, panaudojus šias lėšas, sustiprės mūsų sveikatos priežiūros įstaigos ir tuo pačiu tikimės geresnių paslaugų mūsų gyventojams. Ačiū. Kviečiu palaikyti šį sprendimą. Ačiū už pasisakymą. Dar bus pasisakymų? Nėra. Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Ačiū. Ačiū.
Prašau Vytautą Knizikevičių pristatyti 6 klausimą. Labas rytas, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, posėdėje dalyvaujantis, svečiai, dalyviai. Pristatomas tarybos sprendimo projektas dėl Kupiškio vaikų lopšelio darželio Belėlė nuostatų patvirtinimo. Pasikeitus teisės aktams yra atnaujinami Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 18 metų balandžio 26 dienos patvirtinti Kupiškio vaikų lopšelio darželio Belėlė nuostatai. Na ir atsižvelgiant į vyriausybės atstovo pastabas, buvo padaryti pakeitimai nuostatose ir naujas nuostatų projektas jums buvo išsiųstas elektroniniu paštu. Ačiū už pristatymą. Klausimų turit? Pasisakymų? Saulius Dugnas, prašau. Ekonomikos, finansų ir biudžeto posėdėje buvo išnagrinėti 6-7 nuo 11 iki 19, 21 nuo 25 iki 32. Visiems klausimams pritarta. Ačiū. Kviečiu balsuoti, jeigu nebėra pasisakymų. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Toliau prašau. Pristatomas tarybos sprendimas dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 dienos sprendimo numeris TS 161 dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pasikeitus vietos savivaldos įstatymui yra keičiami ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 dienos sprendimo TS 161 dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo tęstinio mokymosi programų finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo atrankos tvarkos aprašo 11-15 punktai, kuriuose vietoj administracijos direktoriaus keičiamas į savivaldybės merą. Ačiū. Klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Pristatomas tarybos sprendimų projektas dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro veiklos prioritetų 2024 metams nustatymas. Pagal Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 20 dienos sprendimo TS 152 patvirtintus nuostatus, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centros nuostatų 7.5 papunkčių, bendradarbiaudama su centro bendruomenė, savivaldybės tarybos sprendimu, atsižvelgdama į centro tarybos raštu pateiktus siūlymus, savivaldybės tarybai steigėjo pareiga nustatyti kultūros centro veiklos prioritetus. Rengiant Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro strateginį planą, bus vadovaujamasi savivaldybės tarybos nustatytais veiklos prioritetais 2024 metams. Ačiū. Klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Toliau prašau. Pristatomas tarybos sprendimų projektas dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 dienos sprendimo numeris TS 207 dėl savivaldybės atstovo delegavimo į kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą pakeitimo. Į šią tarybą buvo deleguota
kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 22 metų lapkričio 8 dienos įsakymo IB889 numeris dėl regioninių kultūros tarybų sudarimą, kuriame buvo paskirta Panevėžio apskrities regioninės kultūros tarybos nare. Ir 2023 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu buvo pakeistas tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas, kuriuo nurodoma, kad taryba administruoja regionų kultūros tarybų veiklą, techniškai jas aptarnauja ir apmoka regioninių kultūros nariams už jų teikiamas paslaugas už komisijų darbą, išskyrus atvejus, kai regioninių kultūros tarybų narys yra valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas. Deleguotam valstybės tarnautojui už projektų paraiškų vertinimą turėtų mokėti Kupiškio rajono savivaldybės administracija. Na ir pateikus jau projektą yra gautas Lietuvos Respublikos tarybos pirmininkės 2023 m. spalio 23 raštas dėl regioninių kultūros tarybų narių valstybės tarnautojų apmokėjimo ir gal, sakysim, yra išaiškinimai, kurie remiantis kultūros ministerijos paaiškinimu patiksliname, kad aš tada įvardysiu tuos abu punktus. Pirmas, ekspertams, kuriuos savivaldybės deleguoja kaip nepriklausomus ekspertus, dėl jų kvalifikacijos ir kurie atitinka įvardintus kriterijus, turi patirtį, išsilavinimą arba statusą kultūros ir meno srityse. Ir antras punktas, kitų atveju ekspertams, kurie yra deleguojami kaip valstybės tarnautojai ar valstybės pareigūnai už dalyvavimą komisijos taikytinų teisės aktų nustatytą tvarką atlygina į pareigas priimantis asmenys. Tai čia du tokie išaiškinimai ir aš turėčiau pasakyti, kad taip atsitiko, ką ir vardinau, kad valstybės tarnautojai turėtų valstybės tarnautojai, sakysime, būti nepriklausomi ekspertai ir rengiant Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimą, delegavus nepriklausomą ekspertą, už šį darbą pagal paslaugų sutartis, dirbant individualios veiklos pažymos pagrindu, atlygį mokėtų Lietuvos kultūros taryba. Ačiū už pristatymą. Klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Šešiolika balsavo už, vienas susilaikė, sprendimas priimtas. Prašau kitą klausimą pristatyti. Pristatomas tarybos sprendimo projektas dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 dienos sprendimo. Atsiprašau, šitą jau pristačiau. 10 liko, atsiprašau, nepakėlė. Pristatomas projektas dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 dienos sprendimo numeris TS 292 dėl įgaliojimų suteikimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui pripažinimo netekusių galios. Pasikeitus vietos savivaldos įstatymui reikalinga pripažinti netekusių galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 dienos sprendimo numeris TS 292 dėl įgaliojimų suteikimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Šiuo sprendimu bus panaikinti savivaldybės tarybos suteikti įgaliojimai savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti atestacijos komisijos sudėtį ir naujai sudarytos atestacijos komisijos sudėtis bus patvirtintos Kupiškio rajono savivaldybės mero potvarkiu. Ačiū už pristatymą. Klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti.
nors kažkas nebalsuoja dar. 17 balsavo už, sprendimas priimtas. Ačiū. Ačiū pranešėjų. Toliau 11 klausimą pristato Rasa Aukštikalnienė. Labadiena visiems. Teikiamas tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui. Siūloma pritarti, kad Kupiškio rajono savivaldybės administracija teiktų paraišką projektui visos dienos mokyklų tinklo kūrimas Kupiškio rajono savivaldybėje. Projektas suplanuotas pagal regioninę pažangos priemonę plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą. Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra numatomas 2024-2027 metai. Ačiū už pristatymą. Klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Vienas tarybos narys nusišalinęs, 16 balsavo už, sprendimas priimtas. Toliau prašau. Teikiamas sprendimo projektas dėl pritarimo paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui. Siūloma pritarti, kad Kupiškio rajono savivaldybės administracija teiktų paraišką projektui ugdymo paslaugų kokybės užtikrinimas ir prieinamumo didinimas Kupiškio mokykloje Varpelis. Projektas suplanuotas pagal regioninę pažangos priemonę padidinti ugdymo prieinamumą atskirti patirintiems vaikams. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2024-2027 metai. Ačiū, klausimų turite. Prašau, Algirdas. Ačiū labai. Norėčiau paklausyti tokio dalyko. Čia yra kaip ir du dalykai. Vienas yra tai, kad tai yra investicinis projektas, kitas yra įsteigti naują vaikų grupę 1-2 metų. Taip. Tai dabar sakykit, tas anas išsitęsė ilgesnį laikotarpį, kada šitas pirmasis galėtų būti įgyvendintas, nes tiesiog jau dabar žmonės arba motinos laukia to dalyko. Taip, yra dvi veiklos ir viena iš jų, kaip ir minėjote, yra grupės steigimas 1-2 metų vaikams. Aš manau, kad projektas bus galima įgyvendinti lygiagrečiai. Tiek vieną veiklą, tiek kitą. Eugenijus Cecevičius turi klausimą. Aš norėčiau, gal čia galėtų administracijos direktorius daugiau pasakyti. Dabar matome, tie 2 projektai yra teikiami ir čia susidaro savivaldybės prisidėjimas 15%, sudaro virš 700 000 ir tikrai yra nemaža dalis ir svoris biudžetui. Per kiek laiko dabar, jeigu mes šiandieną priimam tą sprendimą, per kiek laiko bus įgyvendinti šie abu projektai? Kaip yra matoma savivaldybės administracijos vizijoje ir taip toliau, būtų labai įdomu. Ačiū. Ar direktorius galėsite atsakyti? Prašau. Labadiena, gerbiamas merė, labadiena, gerbiami tarybos nariai, posėdžio dalyviai ir svečiai. Atsakydamas jūsų klausimą pasakysiu, kad regiono plėtros taryboje yra numatytas paraiškos teikimo terminas, kuris numatytas, kad paraišką mes galėsim teikti Centriniai projekto valdymo agentūrai 24 metų 4. ketvirtyje. Tai aišku, tie viešieji pirkimai ir kitos priemonių įsigijimas ir panašiai vyks lygiagrečiai anksčiau, kad pateikę paraišką mes turėtumėm tuos tikrus skaičius, kiek kas kainuoja. Ir projektas tikėtina, kad, kaip gerbiamas meras minėjo, jis tikėtina, kad 25 metų iki 1 pusmečio ta grupė iki 2 metų jinai turėtų jau būti veikti. Pirmiausia, reikia pasidalinti pinigus čia, kur yra skirti ir apskrities visas valdybės kažkaip nelabai sugeba jų pasidalinti.
visi nori didesnio kasnio. Tai vat ir nuo tada ir prasidėtų tada gal projektų įgyvendinimo greitumas. Tai tiek būtų. Ačiū, dar klausimų O bus. tai dėl Subačiaus tada, reiškia, visos dienos mokyklos centro kūrimas, kaip šis projektas? Tai analogiškai čia. Taip, Subačiaus visos dienos mokyklos projektas irgi, kaip minėjau, bus analogiškai. Paraiškos teikimas pagal regiono plėtros planą numatomas 24 metų 4 ketvirtį ir paruošiamieji darbai dėl techninio projekto rengimo vyksta ir tikėtina, kad iki numatyto termino projektas bus įgyvendintas. Ačiū. Dar klausimų pasisakymų bus. Kviečiu balsuoti. Vienas tarybos narys nusišalinęs, 16 balsavo už, sprendimas priimtas. Prašom toliau. Teikiamas sprendimo projektas dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 31 dienos sprendimo numeris TS 119 dėl Kupiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Siūloma pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 31 dieną sprendimu numeris TS 119 dėl Kupiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2.22 papunktė. Pritarus sprendimai bus užtikrintas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatų laikymasis. Ačiū pranešėjai, klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Ačiū. Ačiū pranešėjai. 14 klausimą pristato Mažvydas Šalkauskas, prašau. Labadiena, gerbiami tarybos nariai, labadiena, gerbiamas merė. Pristatau 14 darbotvarkės klausimą dėl Kupiškio miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo. Kupiškio miesto bendrasis planas yra parengtas ir patvirtintas 2008 metais, nuo to laiko praėjo jau 15 metų. Pasikeitus teisės aktams ir iškilo poreikis organizuoti minėto plano keitimą. Kaip viena iš priežasčių yra susijusi su savivaldybių infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimu, kuris šis įstatymas įpareigoja nustatyti prioritetinės teritorijose, kuriuose būtų vystoma infrastruktūra. Ir be to ir kiti tikslai yra sprendimo projekte. Ačiū pranešėjai, klausimų turite? Prašau, Žilvinas Aukštikalnis. Šitą planą turėtų organizuoti meras, nes jisai dabar vykdomo institucija. Pas mus, sakau, mūsų teisininkam, aš nežinau, kažkaip trūksta nuoseklumo. Čia vėl rašoma administracijos direktorius. Taip. Kodėl taip? Tai yra meras. Yra įskaidyta, žinokit, vietos savivaldos įstatymai yra Tai labai nepala, aiškus. bet smegenėlėsgi žmogui duotos smegenėlės, supras, kad vykdomoji institucija yra meras. Nesvarbu, kad Seimas kažko nepakeitė. Bet vykdomoji institucija yra meras. Tai jūs vienam punkte mes rašom, keičiam vietoj direktoriaus meras, naikinami įgaliojimai direktoriui, kitam punkte paliekam direktoriui. Bet vykdomoji institucija, aš baigsiu kalbėti, jūs tada palinguosit galvą. Vykdomoji institucija yra meras.
Mes vadovaujamės teisės aktais. Taip, statybos, sakykime, lygmenį teisės aktai labai yra, žinokit, supainioti. Yra vienur palikta ir administracijos direktoriui organizuoti atitinkamus žemėtvarkos dalykus ir kitokius dalykus. Kitur yra tikrai vykdomoji valdžiai, tai yra merų. Tai, žinokit, mes tikrai vadovaujamės teisės aktai ir sprendimai yra paruošti pagal teisės aktus. Galų gale juos tikrina irgi kitos institucijos, tai mes tikrai kažkokių išvedžiojimų nedarom. Gerai, ačiū. Esminių kažkokių dar klausimų turite? Nes pasisakymų? Prašau, Valdas Šateika. Noriu informuoti, kad vietinio ūkio infrastruktūros ir aplinkos apsaugos komitete svarstėm 13 klausimų, 2, kur iš darbotvarkės iškėlėm, o visiems kitiems pritarėm. Ačiū. Daugiau pasisakymų nebus. Kviečiu balsuoti. Šešiolika balsavo už, 1 susilaikė, sprendimas priimtas. Toliau prašau. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešai įstaigai Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui. Įgyvendinus projektus buvo įsigytos priemonės ir, kaip sakyt, siūloma perduot, toliau naudot pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui. Ačiū už pristatymą. Klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Toliau prašau. Dėl materialiojo turto perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise yra gautas Kupiškio viešosios bibliotekos prašymas perimti turtą, 60 minkštų kėdžių. Taip pat yra Kupiškio etnografijos muziejaus prašymas, kad minėtos kėdės būtų jiems perduotos. Ačiū. Klausimų turite? Prašau, Saulius Dugnas. Tai kiek suprantu, šitos kėdės jau kokie 3 mėnesiai yra muziejui, ar ne? Ar klystu? Tai reikėtų klausti. Tiesiog, tada ne manęs. Negalėtų atsakyti šį klausimą. Kas rengia? Pasisakymų bus. Kviečiu balsuoti. Šešiolika balsavo už, 1 susilaikė, sprendimas priimtas. Toliau prašau. Dėl materialio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise yra gautas Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnybos prašymas perduoti elektroninių mokinio pažymėjimo spausdintuvą, kad jie galėtų tuos pažymėjimus išduoti moksleiviam. Tai ir medžiagos čia yra, ir eksploatacinis, ir pats spausdintuvas. Ačiū pranešėjai. Klausimų turite? Pasisakymų. Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Toliau prašau. Dėl patikėjimo teisę valdomo turto vertės padidinimo. Atlikus pastatų rekonstravimo remonto darbus, tai yra Kupiškio viešosios bibliotekos pastato,
rekonstrukcija, taip pat vaikų darželio lopšelio obelėlė kapitalinio remonto darbus. Buvo siūloma padidinti vertę tų darbų. Tokiai sumai, už kokią buvo atlikti darbai. Klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Toliau. Dėl žemės sklypo Kupiškio rajono savivaldybė Kupiškio mieste Slavinčiškio gatvė 2F formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo, kadangi parengtas projektas ankstesnių laikotarpių tvirtindavo administracijos direktorius minėtus projektus planus, tačiau pasikeistus vietos savivaldos įstatymui tą turėtų daryti meras, bet yra viena išimtis, kad laikinai einantis mero pareigas meras negali šito daryti, tai tą turi daryti taryba. Tai siūloma pritarti minėtam planui. Klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Toliau. Dėl žemės sklypų Kupiškio rajono savivaldybės Kupiškio mieste Kupos 4 gatvėje 45, Kupos 4 gatvėje 49, Kupos 4 gatvėje 71 formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo. Čia šiuo atveju irgi analogiška situacija. Trys sklypai sujungiami į vieną vietą ir po to padalinami į 2 sklypus. Klausimų pasisakymų bus. Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Toliau. Dėl žemės sklypo Kupiškio rajono savivaldybės Elizavo seniūnijoje Elniškių kaime formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo, tai irgi analogiška situacija, yra sklypas dalinamas į 2 sklypus. Turbūt nėra klausimų irgi, tada kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Toliau, prašau. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 dienos sprendimo numeris TS 288 dėl mažos taršos zonų Kupiškio ir Subačiaus miestuose nustatymo pripažinimo netekusio galios. Pasikeitus teisės aktams, minėta zonas nustatyti privaloma tik tai miestuose, kurie gyvena daug gyventojų, 50 000. Kupiškis nepatenka į tų miestų kategoriją su Subačium, tai siūlome minėtą sprendimą pripažinti negaliojančiu. Klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Toliau, prašau. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 dienos sprendimo numeris TS 18 dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. sąmatos patvirtinimo pakeitimo. Kaip ir kiekvienais metais į metų pabaigą iškyla poreikis patikslinti minėtą sąmatą, perskirstant lėšas. Tai aiškinamo rašto priede yra pateiktas lyginamasis variantas, kuriom priemonėm yra mažinama ir kuriom yra didinama. Tai gal tai tiek. Ačiū. Klausimų turite? Pasisakymų?
Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Toliau, prašau. Dėl valstybinės nuosavybės teisę priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo. Yra gautas nacionalinės švietimo agentūros sutikimas, kad jie neprieštarauja, kad minėtas automobilis būtų nurašytas. Automobilis jau yra susidėvėjęs, kadangi 2004 metų gamybos ir praktiškai jau techninės apžiūros jau negali praeiti. Čia kalba eitų apie Elizavos pagrindinės mokyklos naudojimą automobilį. Ačiū, klausimų turite? Prašau, Marius Nareckas. Labą dieną, pasikartosiu, norėjau paklausti, ar nebuvo svarstymo parduoti šį turtą viešajame aukcione, kadangi pasižiūrėjau viešuosiuose skelbimuose, tokio automobilio šiai dienai kaina mažiau 4 000 eurų neradau. Ačiū. Nežinau, kaip teko kalbėti su mokyklos direktorium, kad jisai ten jau techninės apžiūros jau nebegalėtų praeiti, tai nežinau, jeigu savivaldybės taryba siūlys kitaip, tai kitaip mūsų siūlymas toks. Jeigu nebegali praeiti apžiūros, tai nebegali ir eksploatuoti. Nu, tai dar klausimų turite? Prašau, Žilinas. Parduotai galim. Tai jūsų sprendimas. Tai pasiūlė Marius parduot, įrašom parduot. Jis klausė. Ar klausėt, ar pasiūlot? Taip, sakau, jis paklausė. Daugiau klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Penkiolika balsavo už, 2 susilaikė, sprendimas priimtas. Reda Totorienė pristato klausimą dėl skolų. Labą dieną. Teikiu tarybos sprendimo projektą dėl skolos pripažinimo beviltiška. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras turi 633,25 € kliento skolą už patalpų aptarnavimo paslaugas. Prašome ją pripažinti beviltišką ir leisti nurašyti iš apskaitos dokumentų. Ačiū. Klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Nusišalinimo yra dabar nemažai, 3 tarybos nariai. Prašau, tada vedėją pristatykit klausimą. Teikiu tarybos sprendimo projektą dėl leidimo Kupiškio Lauryno Stokos Gucevičiaus gimnazijai nuomotis tarnybinį automobilį. Prašome leisti Kupiškio Lauryno Stokos Gucevičiaus gimnazijai nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį neilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui tarnybinį automobilį, neviršijant 650 € su pridėtinės vertės mokesčių nuomos mokesčio per mėnesį. Šiuo metu įstaigos naudojamos transporto priemonės veiklos nuomos sutartis baigėsi šių metų lapkričio mėnesį ir išnuomojus, priėmus tarybos sprendimo projektą ir išsinuomojus naują tarnybinį automobilį, nuomos įmokos per metus reikės 7 800 €. Ačiū. Klausimų turi tarybos nariai? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Trylika balsavo už, 3 nusišalinę ir 1 susilaikė. Sprendimas priimtas.
Toliau prašau. Teikiu tarybos sprendimo. Sugrįž gal jo, tarybos nariai, palaukite. Gerai, prašom. Teikiu tarybos sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų sąmatos patvirtinimo. Ir prašome patvirtinti šių metų sąmatą ir planuojami įgyvendinti 6 projektai ir jų finansavimui skiriama 13 940 eurų. Ačiū. Klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Nusišalina 4 tarybos nariai nuo šio klausimo svarstymo. Prašau, pristatykit. Teikiu tarybos sprendimo projektą dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo Kupiškio rajono savivaldybės mokyklose 2023-2024 mokslo metais. Mokytojų pareigybių skaičius yra apskaičiuotas vadovaujantis mokymo lėšų apskaičiavimo paskirstimo ir panaudojimo tvarkos aprašų. Kitų pedagoginių pareigybių skaičius keičiasi dėl mokytojo padėjėjo ir koncertmeisterio įvedimo pareigybių pokyčių ir iš viso prašome patvirtinti 350,51 pareigybės Kupiškio rajono savivaldybės mokyklose 2023-2024 mokslo metams. Ačiū, pranešėjai, klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Trylika balsavo už, 4 nusišalinę, sprendimas priimtas. Toliau prašau. Palaukit, sugrįžt tarybos nariai. Prašau, užeikit. Gerai. Teikiu tarybos sprendimo projektą dėl Kupiškio mokyklos Varpelis darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo ir šioje įstaigoje yra keičiamas mokytojų dirbančių pagal bendrojo ugdymo programą pareigybių skaičius, kuris yra taip pat apskaičiuotas vadovaujantis mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstimo ir panaudojimo tvarkos aprašų. Ačiū. Klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Toliau prašau. Teikiu tarybos sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 metų vasario 2 dienos sprendimo numeris TS10 dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo ir prašome patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą. Tai yra 30 224 568 eurus einamųjų metų prognozuojamų pajamų, taip pat 33 184 383 eurus išlaidų. Ir šiame tarybos sprendimo projekte yra numatyta šių metų biudžeto pajamas padidinti 151 000 eurų, iš jų 15 000 eurų tai yra valstybės biudžeto dotacijos, socialinės srities funkcijoms atlikti ir 136 000 eurų savarankiškosios dalies pajamos. Savarankiškųjų pajamų dalis yra paskirstoma
socialinės apsaugos ir sveikatos funkcijoms atlikti, taip pat skiriama įstaigų komunalinių išlaidų padengimui ir kitoms reikmėms. Visa išsami informacija tarybos nariams yra pateikta aiškinamajame rašte. Ačiū pranešėjai. Klausimų turite? Pasisakymų? Eugenijus Cesevičius, prašau. Gerbiami tarybos nariai, tikrai yra labai svarbus svarstomas klausimas, biudžeto lėšos yra perskirstomas. Aš komiteto jau metu klausėme vedėjos, noriu pasidžiaugti, kad yra tikrai renkamas mūsų savivaldybės biudžetas ir tai leidžia ir perskirstyti, ir spręsti kai kuriuos kitus klausimus, ką teikia mūsų įmonės įstaigos. Tačiau aš kėliau klausimą ir komitetą metu, tai pirmiausiai dvi mūsų švietimo įstaigos, dvi gimnazijos, vienai skiriame 20 000 komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms padengti, kitai pridedame 15 000, tai yra tikrai ženklios biudžeto lėšos. Ir mes kalbėjome ir komiteto metu, kad tai nebuvo atsižvelgta į formuojančių metų biudžetų šių įstaigų. Tai tikrai norėčiau palinkėti tiek vedėjai, tiek jos komandai ir taip pat įstaigų vadovams artėja 24 metų biudžeto formavimas, kad tikrai būtų geriau atsižvelgta išnagrinėti šitie dalykai, kurie sudaro ženklę dalį kiekvienos įstaigos biudžetą ir kad tokių papildomų išlaidų tikrai ir perskirstymų, reiškia, svarstant gale metų biudžeto paskirstymus, būtų išvengta. Ačiū. Ačiū už pasisakymą. Daugiau bus pasisakymų? Nėra, kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Ačiū vedėjai. Prašau, Jovita pristato. Labadiena dar kartą. Pristatau sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo. Taryba 2021 m. birželio 28 d. sprendimu patvirtino administracijos nuostatus, su kuriais gyvenome iki šiol, tačiau pasikeitus teisės aktam buvo būtina peržiūrėti ir pasitvirtinti visiškai naujus administracijos nuostatus, kurie atitiktų šių dienų teisės aktus. Šiuose nuostatai, aišku, parengti pagal teisės aktus ir esminiai dalykai tai tiesiog yra apibrėžta administracijos uždaviniai, funkcijos, tikslai, taip pat administracijos valdymas, taip pat apie administracijos direktorių, jo galimybės, apie atostogas, išleidimus ir visus kitus reikiamus darbo kodekso nuostatos, taip pat apie administracijos išlaidas, pinigus, lėšas. Viskas, kas reikalinga nuostatuose, yra viskas aptarta. Jeigu patvirtinsite šitos nuostatus, jie bus įregistruojami į juridinio asmenų registre. Ačiū pranešėjai, klausimų turite? Pasisakymų? Kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Prašau, toliau pristatykit klausimą. Pristatau sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo numeris TS 179 dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Tiesiog pasikeitus teisės aktam, rugpjūčio 31 dieną taryba patvirtino visiškai naują seniūnaičių rinkimo tvarką. Todėl būtina visas senas išlikusias tvarkas pripažinti netekusių galios. Tiesiog formalumas. Ačiū, klausimų turite? Pasisakymų? Prašau.
Tai aš su ta intencija, kad čia naikinamas, sakykime, tie negaliojantis arba nenaudojamos tvarkos, reikėtų panaikinti praeitų metų rugsėjo berods mėnesio tarybos sprendimą dėl sveikatingumo centro įstaigos, kaip įstaigos steigimo, kurie eksploatuos baseiną. Jis galiojantis. Bet nevykdomas. Iš principo taip, mes buvom priėmę tokį sprendimą. Mes buvom priėmę, kad mes steigiam biudžetinę įstaigą, steigiam tos biudžetinės įstaigos nuostatus. Ji realiai yra įstaiga, tik tai mes viešo konkurso būdu perdavėm valdymą, ne kaip biudžetinė įstaiga su savo direktoriumi ir administracija, o mes perdavėm jos valdymą privatiem asmenim, bet į biudžetinę įstaigą ir toks, kaip sakykime, išliko juridinis asmuo. Tai čia tikrai nereikalinga. Ar jūs tikrai suprantat, ką šnekat? Ar neįregistruota ta įstaiga? Nei vadovo nėra, nei adreso. Tai gal klausimas ne šiai dienai. Tiesiog reikia pasigilinti į situaciją jo ir išspręsti tą klausimą iki galo. Gerai, ačiū už pasisakymą. Daugiau bus dar pasisakymų? Nėra, kviečiu balsuoti. Septyniolika balsavo už, sprendimas priimtas. Tai darbotvarkės klausimai išseko. Turiu dar informacijos tarybos nariam ir visuomeniai turbūt aktualu. Informacija tarybos nariams, kad planuojant savo laiką, noriu pasakyti, kad lapkričio 9 dieną bus organizuojamas neeilinis tarybos posėdis, kurio metu prisieks naujai išrinktas meras. Tai dabar dėl tam tikrų priežasčių ir terminų šiai dienai negalėjom suspėti to padaryti, tai lapkričio 9 dienai bus skelbiamas neeilinis tarybos posėdis. Tai tiek. Ačiū tada už... Prašau, norite pasakyti? Trumpai. Kadangi šiandieną baigėsi mano kaip tarybos narių įgaliojimai, tai aš noriu padėkoti Egliai kaip vadoviai komiteto ir Geniai kaip vadoviai komiteto, kuriuose dalyvau. Noriu padėkoti merui už tolerantišką posėdžių vedimą ir visiems kolegoms, su kuriais kartais sutardavom, kartais nesutardavom, bet vis tiek maloniai šypsomės. Tai vyrauja taika. Tai didelis ačiū ir baigiu savo kadenciją kaip tarybos narys. Ačiū labai. Ačiū. Daugiau pasisakymų nebus? Tai posėdis baigtas tada. Ačiū visiems, geros dienos.